Taigi sveiki visi atvykę į mūsų dar vieną video ir šiame video mes reaguosime į farų laidą. Tai bus jau pirma dalis ir video vadinasi farai jaunų bachūrų puota su narkotikais. Taigi važiuojam, žiūrim, ką turim, nes aš daug youtuberių mačiau, kurie reaguoja į farų laidas. Tarsi muzika sklinda iš nuomojamo buto, taip pat ir užsiuodžia narkotinių medžiagų kvapas. Rankus vakarėlis su neaiškiu kvapeliu. Pareigūnai atvyksta patikrinti pranešimą. Nu, aš tai šiaip neatskirčiau, kur, tas narkotikų kvapas yra. Šio video šiaip aš nesumatęs. Apie triukšmą sklindantį iš vieno buto ir laiptinėje juntama marihuanos kvapą. Kaip dar turi marihuanos kvapą, tą sklindantį užuostą, aš tai nežinau. Buto durys svetingai atvertos, tik vargu ar čia vakarojantys laukia policijos. Sveiki. Policija. Jaunuoliai atrodo gerokai sutrikę netikėtai išvydę pareigūnus. Nu. Tai kaip tau žmogus nesutriks, nes jeigu jis dar turi tų narkotikų arba tiesiog žmogus sėdi, randomai policija pro duris įeina. O, bachūrai. Ką veikiat? Normaliai? Smaginatės, ką? Ir kur čia nesutriksi? Prie televizoriaus gražiai lėkštutėje paserviruoti guli baltos spalvos milteliai, kortelė ir susukti 5 eurai. Atsisėsk. Tai kiek jau metų? 19. Sėsk. Gerai. Ant spintelės randamas smulkinimo malūnėlis su marihuanos likučiais. Tai bet o ką jūs šiaip galvojat? Grinderiuks, ne? Vienas jaunuolis tvirtina neseniai į svečius atvykęs, o įsiplėtę vyzdžiai esą ne nuo vartotų narkotikų, o iš baimės. Kaip gali vyzdžiai plėstis nuo baimės? Nu, nežinau. 10 minučių atlėkiai? Tai apsiložęs visas vyzdžiai, kokie pažiūrėk. Tai nuo baimės įsiganu. Nuo baimės vyzdžiai plečias. Oi, kaip? Kas, kai sakėt, šiandien? Čia 3 ir tesat? Jo. Kas butais nuomavė? Čia mano vardas. Sutartis ant jūsų? Kad galėtų netrukdomai kabutėse ilsėtis, vaikinai parai išsinuomojo butą. Dabar žiūrėkit dar kažkur būti narkotinių medžiagų, bet čia kas lėkštė yra. Yra, nėra? Nėra? Jydra 19.02. Bet šiaip jį gali meluoti, kad nėra. Gali būti, kad yra. Nežinau, važiuoju, šuo tada žiūrės, ieškos. Gerai. Nu, Niekur nėra. yra čia palaidų miltų, tai mums reikės ekspertą. Kieno čia yra? Ne mano, aš čia atlėkiau. Žiūrėkit, bachuriukai, pasakysim paprastai. Arba yra kažkurio, arba visi arešti, ne viskas. Berneliai įspėjami negudrauti ir neįsisukinėti. Variantai tik 2. Į komisariatą keliauja visi, arba tas, kuriam priklauso galimai narkotinės medžiagos. Taip gaunas, kad tavo chata, nu viskas. Šitas kiek čia. Kaip draugai draugus išdavinėja tokiais momentais. Nu nėra, ką daugus. Tavo? Šitas nu, bet čia nežinau. Nu nesvarbu, dar yra kažkur namie. Sakyk, čia tai nešuva važiuos. Tikrai nėra. Jo, vien dėl to aš... Tai geriau pats pasakytum, tai būtų paprasčiau. Aš galvoju, kad jis meluoja. Reikia daugiau pačius vienintelį pasiėmė ir tai šiek O tai kam tas grindelis, ką, žolės turėjot, rūkėt? Nu, žolės rūkėt irgi, nes laiptinės mirt baisiai. Ne, bet čia galiu prieš tai, kad šiandien rūkėm. Ir baltų miltelių savininkas ir svečiai chorų tvirtina, kad daugiau draudžiamų medžiagų bute nėra. Panašu, kad jaunuolių puotos meniu platus ir įvairus. Marihuana kaip aperityvas, o kokainas greičiausiai kaip karštas patiekalas. Galiu savo 5 eurus pasiimti. Ne. Tai gal kebabų už tas 5 eurus nori pirkti. Ir tai man atrodo neišeitų, nežinau. 5 eurų davė? Ne, gali dabar kol kas. Na, įkaltas, taip. Tai nu taip. Įdomu. Ir baltų miltelių savininkas ir svečiai chorų tvirtina, kad daugiau draudžiamų medžiagų bute nėra. Panašu, kad jaunuolių puotos meniu platus ir įvairus. Marihuana kaip aperityvas, o kokainas greičiausiai kaip karštas patiekalas. Galiu savo 5 eurus pasiimti. Ne. 5 eurų davė? Ne, gali dabar kol kas. Šitas man kol kas juokingiausias epizodas. Jeigu neparodys juokingesnį tipą, kur mes apžiūrinėsim. Na, įkaltas, taip. Tai nu taip. Kiek tau metų?
Nu, tai nesupratau. Ką jūs galvojat, bachariukai, ką jūs galvojat? Tokių metų tokį varyti save. Teisingai, sako pareigūnas. Aš nesuprantu. Ko jums gyvenime trūks, kad tokiom nesąmonėm užsimti? Ar čia mada tokia, kad, nežinau, mandresnį pabūt, kas čia yra? Ne, ką nėra jokios čia mados. Nu tai aš nesuprantu, kažkaip kitaip šeštadienį neišein praleisti. Visi trys bičiuliai neseniai sulaukė pilnametystės. Pareigūnai neatsistebi, kad tokie jauni žmonės rašosi savo nuosprendį ir rizikuoja ne tik sveikatą, bet ir gyvybę. Sėskit ant sofos. Baisu, bachurai, baisu. Kiek čia už tą butą sumokėjot? Kem 9 kažko. Kem 9? Parai? Nu jo, čia ką tik pilnametystę sulaukė ir jau smaginas. Dėl ko pasiėmėt, nes plotą neturit? Šaltuvų. Tai jau dar nėra. Iš vis nereikia. Tai narkotikų. O par balsui čia labai daug kažko nepadarėm. Tai padarėt? Nu, aš suprantama, bet apart balsant, kalbu iš atvažiuoju. Tai dėl triukšmo. Važiam dėl triukšmo. Sklinda narkotinių medžiagų kvaps. Nu taip. Kaip Nebūtų triukšmavę, tik kvapas būtų gal ir netvarę. Nežinau. Vis tiek būtų atvarę. Negaliu atsakyti. patys savo vakarą susikūrėt, tai bachūrai ir turit paskui. Niekas daugiau nekalts. Laukiame atvykstant policijos ekspertų. Tai pats pripažįsti, kad tavo taip? Kiek ten yra? Mes pasiėmėm Ten jau kas liko, ne? 0,5 pasiėmėm, tai ten gal koks 0,3 gal. Nežinau, Vartoja šiandien? jis gal pavartojom. Atsakomybę už narkotinės medžiagas prisėmęs jaunuolis neslėpia šiandien ir pats vartojas. Kalba protingai, neprieštarauja, nu, bet vis tiek susidirbo šeštadienį. Nelabai, bet biškių padaro, tai ne? Tai galas. Jau. Visiems pasitaikys. Lampa? Kaip gali Ne, pasitaikyti? kokainas. Atidžiai patikrinami vaikinų krepšiai ir striukės. Kas ten, ką sakiau, gali būti kažkas. Netikėta istorija, o kam nepasitaiko, virsta į o pragyventi už kažką reikia. Policininkas pastebi už sofos numestą juodą krepšį. O, biručiai. Sakiau, kad ras. Nusakiau, aš taip maniau. Aš tikrai nesu žiūrėjęs šitą epizodą. Prisiekiu, bet nuojauta buvo, nes Tai kas čia? meluoja tokie žmonės. O papa. Žiūrėk čia, platinimus kvepia, bachūrai. Didelis, tai sulaikiniesi čia, didelis kiekis. Pasakos, kad daugiau nieko draudžiamo bute nėra, akimirksniu baigėsi. Tai kuris čia platintojas busit? Nebus tas, kuris dabar mailina. Nežinau, kas čia per vaistai yra. Ja, čia nemažas kiekis. Gausybė pakuočių su neaiškiomis medžiagomis. Ekspertai sočiai turės darbo. Lengvai atpažįstami tik marihuanos gumulai. Jeigu tu nepasakai, tai padarysis. Vis? Tai sakot, kieno yra. Jo, gerai. Viskas tavo? Platinė? Aš viską pamatysiu. Nu, pas. Nupasakok jau dabar. Tikrai galėsiu. Tai pasakok. Bet gal čia per jų galim. Tai gerai, eik. Ten kitą papasakos, čia einam čia. Vyrukas paprašo draugų išeiti iš kambario. Mažiau žinos, ramiau Kodėl? gyvens. Dabar jau geriau kloti visą tiesą. Bendradarbiavimas su pareigūnais teisme gali būti vertinama kaip lengvinanti aplinkybė. Tai girdi, jeigu tu sakai, kad laikai, tai kam tu tada pakuotės? Kam pakuotės, jeigu sakai, kad laikai? Ne tai, kad dėdu gal... Aš šiaip jau, kaip čia vadinu, bet... Nuplatinę, kaip vadina. Ne, čia... Dropus pamėtydavo. Ne, propus, tiesiog su dėdu jiems... Tai čia dar reikia žiūrėti. Ką? Su dėdu paduodu, aš nežinau, kaip vadinu. Kas jisai tau padodavo? Ne, aš jam, jis man tokį kiekį paduodavo, aš jam su dėdu, kokį kiekį jis man reikalaudavo. Ir jam paduodavo ir viskas. Visgi rišliai paaiškinti, kas ir kaip nesiseka. Nei tai platina, Nu, blogai, žinokit, blogai, ja, manau. Čia galėtų būti 2 metai gal kalėjimo vienas. Arba ne, tiksliai nežinau, kaip ten yra. nei tai saugo, nei tai perneša. Jūs pasižiūrėkit, kiek čia... Čia 5 5 gramų. 5 gramų, čia tikrai 5 gramų nėra, čia tikrai daug. Tai čia žolė? Čia žolė, čia tikrai žolė.
O tai kas čia dar? Tai gerai, čia žolė, o čia? Svarstyklikės. Aš nežinau tiksliai. Pats supras tą dalyką, geriau kalbėk normaliai, sakyk, tau nuo to tik geriau bus. Lengvinančias aplinkybės supranti, kas yra, supranti, ne? Čia kristalai dar. Aš nežinau, jis man ten duoda už tą procentą, ten labai priklausydavo ten. Nu gerai, pavyzdžiui, gerai, kristalų gramų kiek. Nu, ten 20% nuo tos tiesiog Tu pradėjo. klausiu, kiek kristalų gramų. Būdavo po 15, po 20, aš nežinau, kokiais pradėdos. Būdavo 15-20% man duoda, tai Negali dažniausiai prašiau būti. būdavo apie 6-7 eurai. Plius minus nuo Tu gramų. nuo gramo tik 7 eurų gauni. Juokingumo perėjom į tokią rimtesnį situaciją. Nu, iki 7, gal kartais daugiau būdavo, bet Tai o kiek tu paėmė už tą gramą? procentą, nu, viskas. Tiesiog, nu, jeigu kažkiek, tai, pavyzdžiui, 1 gramą paduoda, tiesiog gaunu tą. Tai tu, ta prasme, kaip tu sakai, tik pakuoji? Pakuotojas esi? Nu, pakoju, nu, kartais paėdu, nu, taip. Nu ką, kartais ir pastumdai kartais. Ne, aš tik procentą gaunu už tai. Už pakavimą. Nu, ne už padėjimą, už pardavimą, gal taip Ta pasakysiu. prasme, kad kažkur nuneši padedi? Jo, Nu tai taip ir sakė. Jaunuoliui likdavo apie 7 eurus nuo 1 gramo. Kažin čia už platinimą ar už fasavimą. Atvyksta policijos tyrėjai ir ekspertai. Visi radiniai nufotografuojami ir paimami. 5 eurų negavo savo. Gerai, tada pradžiai sufotografuojam lengvai kažkokiu tai. Palauk. Dabar turiu čia kažkokiu tai pinigai, dar kažkas panašaus. Čia mato tas vienadienis būts. A ne? Juvelyrika kažkokia, dar kažkas. Tai. 2 jaunuoliai atlikus narkotikų testą paleidžiami namo. Atsakomybę prisėmęs vyrukas sulaikomas ir bus uždarytas į areštinę, kol teismas paskirs kardomąją priemonę. Jom tai pasisekė tiem dviem. Jie tiesiog atliko narkotikų testą, aš nežinau, ar dėl vartojimo, ar dėl ko. Nu, tiksliai, aš su policija mažai domiuosi, tai nieko nežinau. Sugadintas ne tik šeštadienio vakaras, bet ir greičiausiai visas likęs gyvenimas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nu, žodžiu, čia tai įdomi buvo laida. Pirma, juokinga buvo kažkiek, bet paskui būtų rimčiau buvo, tai buvo atrasta dar, nu tai žodžiu. Nu, žiauriai biški čia, ką tik sulaukė pilnametystės ir tokius dalykus daro. Aš tai nedaryčiau. Čia gali sveikatą lengvai susigadinti žiauriai. Žodžiu, nevartokit ir jūs, kas esat pilnamečiai. Ir kad kažkas jums pasiūlo. Nu tai žodžiu. Jeigu jums patiko šis video, būtinai spauskit like, prenumeruokit kanalą, jeigu to nesate padarę. Ir susitiksime antroje dalyje. Bei kiekvieną kartą prieš darydamas dalis aš jūsų paprašau surinkti kokį, pavyzdžiui, laikų ir peržiūrų tikslą. Tai ant šito video surinkam 100 peržiūrų ir 5 laikus ir tada darom antrą dalį. Tai ate.